Žodžiu, esmė tokia, kad yra automobiliai, kainuoja 4 eurai, o čia šitie, jie užveža iki radar stoties, kuri yra tarp viršūnės ir čia, bet jie negali laukti ilgiau negu 1 valandą. Tai jeigu aš nuo tos radar stoties einu į kalno viršūnę, kas yra pirmyn atgal 5 valandos, tai man jisai netinka. Reiškia, aš turiu eiti peškom ir pažiūrėsim, ar aš daeisiu kitos viršūnės. Žodžiu, viršūnė matosi, tiksliau antena radaras matosi ten. Atstumo yra nejuokingai šiaip. 11 valandų, pradedame eiti. Radaro stotis yra 1950. Aš esu čia, tai sukilimas 450 metrų, nes aš esu 1500 metrų aukšte. Ir paskui galima lipti į piką, kuris yra 2167. Ryšim su tuo, kad nėra debesų ir saulė ne tai, kad kaitina, bet ataka. Saulė vadinasi Azijoje ataka. Einu teptis rankų su kremu, nes dega oda. Ir po biškį lipam į viršų. Kur čia dabar eiti, aš nežinau. Gal čia, o gal ten. Nu va, radaras 5 kilai, radaro stotis. 5 kilai eiti iki viršūnės 6 nuo čia, kaip suprantu. Ryšim su tuo, kad šiandien aš turėjau važiuoti serpantinais įsinuomojęs motorolerį. Ryšim su tuo, kad nuomos čia 9 procentų nuomoja absoliutų netvarkingų stabdžius turinti motorolerį. Reiškia, jeigu tu spaudi stabdis, aišku, dešinė ranka priekinis, stabdis sueina iki pačios rankenos, prisiliečia, pilno oro, jie nemoka norinti, Vietname nemoka norinti stabdžių. Tai planai pasikeitė. Iš principo aš nevažiuosiu su tokiais motoroleriais, man teko važiuoti su motoroleriais, kurie stabdžiai užsikerta, teko važiuoti išvis be stabdžių ant 80 kg. Aš savo jau atkentėjau, iš principo nesinuomosiu tokio motorolerio. Ir kitas dalykas yra tas, kad ryšim su tuo, kad vakar vaikščiau 6 valandas ir skauda kairį kelį. Planai pasikeitė, tai logiškiausias dalykas tokiu atveju reikia lipti kalną. Tai va, buvau pasiruošęs viską ir pirštinės važiavimui, nes kalnuose šalta, kai važiuoji. Ryšim su to, kad lipsiu kalną, pasiėmiau gausų riešutų plytelių kiekį, visus 2 vienetus. Tai va, planai pasikeitė ir žiūrėsim, kas čia gausis iš mano to ėjimo. Dabar yra kiti reikalai, kad saulė kabo tiesiai virš galvos. O aš toliau einu, nesibėdavoju, o tiesiog darau, ką turiu daryti, pasikeitus planam eiti. Reiškisi puikia infrastruktūra. Čia važiuoja džipas per pusę metro per metrą, o pėsčiajam yra padaryta puikia infrastruktūra įlipti kalną. Ir dar tu sumoki 1,60 €, kad tu galėtum lipti. Tai aš ir lipu. Ant saulės, tai tiksliau oras yra 27 laipsniai Celsijaus, jutiminė 27, drėgmė 27, o ant saulės gali ir 40, gali ir 50. Užtat eini apsirengęs, pasitepiau rankas, nes jau važinėjau su motoroleriu
prieš 3-4 dienas tai sudeginau rankas, rankų odą, bet jau atsistatė, su šortais važinėjau, sudeginau kojų odą šiek tiek, iš klaidų mokomės ir žygiuojam. Nu ką, nusukimas nuo to kelio, nusukimas. Čia žodžiu ženklai sukti dešinę į kairę tiesiai. No tais. Very slippery when wet. Labai šlapia ir labai slidu, kai būna labai šlapia. Hiker turi naudoti batus, pasiimti vandens ir keliauti grupėmis, jeigu kas nutiks. Aš keliauju dviese, aš su savim. Tai kaip ir visus reikalavimus įvykdėm. Nešiukšlinti, nešiukšlinti, oho. Einam toliau. Nu jo, čia molis, jeigu čia palyja, tai čia tikrai yra, nu va, čia biški prišikta, bet čia dar matysis tų Azijos stebuklų. Nu jo, čia jeigu tokiais reikės lipti, tai gal aš pasitenkinsiu tik tais stotimi radaro. I am here. And I am here too. Aha, čia prasideda kelias. O kur man eiti toliau? Aha, kur čia toliau eiti? Nu žodžiu, to žiūrim. Nu va, palipus 15 minučių, nugara visa šlapia bėga, šlikštus jausmas, galva šlapia, o kas belieka eiti į priekį. Atėjau iš čia, dabar yra rodyklė, čia yra kelias, Į kur rodo tą rodyklę? A? Gal čia einam. Mes. Aš su savim. Kas te mes? Aš su savim. Einu, aš su savim. Davai, reportažą baigiam. Pasižiūrėjau navigaciją. Tai čia va tiesiai einant yra tiesiausias kelias iki pirmos vietos. Liktai ten ir antena yra. Bet čia taip aišku, kaip eit per tą tiesiai trumpesnį kelią. Jau čia taip aišku, kaip eit. Oho, kaip čia aišku, kaip eit. Čia liktai eit. Gal. Oho. Nu, liktai iš čia. Čia kai būna lietus, tai jaučiu, kad būna daug vandens. Nes ten kitų kelių mašinos važiuoja tokiu trikampiu. Tai su mašina... Žodžiu, jeigu mašinos keliu eiti, reiktų eiti dvigubai. Dvigubai ilgiau. O čia eisim dvigubai trumpiau. Aš su savimi eisiu čia dvigubai trumpiau. Bet... labai yra statumas ir daug spiglių ir tie spigliai viens ant kito slysta, bando slyst. Nu, einam ten. Kur einam, čia ar ten? Neturiu supratimo. Pagal navigaciją matau, kad link tais ten reikia eiti. Kad ateit, einu pažiūrėti čia properšas kažkas gal matysis. Žodžiu, gryno ėjimo gal einu jau 30 minučių. Čia dabar reikia kilti viršų pagal navigaciją, jeigu tiksliai rodo.
Bet aš jau nebenoriu toliau eit, ką daryti. Nebenoriu daugiau eit. O ką daryti, reikia eit. O geras ženklas, čia dar kažkas buvo. Labai gerai, kad šiukšlina. Bent jau supranti, kad eini ne vienas čia buvai. Čia kažkaip miške degina. Čia biškį padegina, užkuria. Ką jie čia daro? Čia medžio šonas nudegęs. Čia anglis jau. Ką jie čia daro? Tie specialistai, aš neįsivaizduoju. Dabar pagalvojau, kad būtų gerai, kad čia nebūtų gal kokių vilkų, nes šunų aš bijau, bet gal vilkų nebijosiu. Čia liktais kelias, liktais ne kelias. Kažkas ėjo. Einu, žiūriu. Jeigu pasiklysiu, tai skambinsiu 112. Ėjau ir daėjau brūzgyną. Čia va statumas tai yra toksai biški yra. Čia va takelis liktais, takelis eina. O čia brūzgynas, o čia kitas takelis. Aš jau čia brūzgyno pradžiai palikau. Maikės kabinasi daug spiglių. Palikau Maikę ant spiglio, bet kur čia toliau eit? Čia kalno, čia statumas, tai per brūzgynus aš iš vis nuogas liksiu per tos brūzgynus. Reikia eit atgal ir ten bandyti užkelinėti į viršų. Čia man nepatinka. Va, kokie spigliai. Čia labai matysi. Ne tai, kas spigliai, bet daug mažų spigliukų. Ir kabinasi, už tavęs kabinasi. Va, čia tas kelias. Va, spiglinai. Nu. Aik. Čia tas kelias, bet jis kelias nelabai man. Va, pilna. Ei, Ui, kaip duria. Čia vat jau rimtesni spiglinai. Einu atgal ir kopiu į viršų, bet jau čia statumas, tai čia statumas yra statumas. Tai va. Aš jau nebenoriu eiti toliau. Aš jau nebenoriu. Čia yra kažkoksai... Nežinau, kas čia yra. A, blecha, kaip čia aukštai. Nu, ką darysi? Lipam. Reikės va taip lipti. Nu ką, dar net valandos neinu. Čia va toksai statumas. Dar net valandos neinu. O jau reikia suvalgyti pusę maisto atsargų. Čia žodžiu tarp, kaip tas seaweed, riešutų toksai sumuštinis. Tai mes jį ir suvalgysim dabar. Aš su savim. Biški sau. Žodžiu, einu. Girdžiu, kažkas juda. Čia kažkoks urva. Gal ne meškos. Gal. O ten karvės vaikšto. Kaip gali karvės ant kalno ganytis? Aš galvoju, kieno čia šūdai tokie. Tokie pliur. Kaip būtų gerai, kad čia net ne urvas.
Einu pas karvės klaust, kur eit toliau. Žodžiu, čia ale takelis yra. Tos karvės kažkokiu būdu nuo manęs pabėgo, bet čia statumas, tai aš nežinau. Čia norint žmogus tai galėtų laisvai užsimušti akmenys. Kaip tos karvės čia orientuojasi, tai aš nesuprantu. Kitas geras dalykas, kad čia jau matosi debesis, gal reikia lipti čia. Reikia paeiti biškį čia pažiūrėti, kas darosi. Kur tos karvės pabėgo? Karvė greičiau eina negu žmogus ant kalno. Nieko savo. Nu čia kelias, nu. Gal to keliu reikia eiti. Kelias, bet čia gal to ganytojo kelias. Ei, karvės, mu. Kur man eit? Nieko, jau čia reikia įkilti viršų. Bet čia labai smagiai išmyrinta, gal čia reikia eiti. Bandau čia. Čia degėsiai. Neįsivaizduoju, čia tai tikrai to gaisro nebuvo. Nu, karočią. Nu, va, jūs netikėjot, kad karvės ganosi kalnuose. O taip. Faktas kaip blynas. Lipu pas karvės, bet čia sekasi sunkiai. Sekasi lėtai ir sunkiai. Slysta. Būtų gerai neprisiliest. Ui. Karvės ten nuėjo. Alet, ir vėl brūzgynai. Och tu. Lipi, tai ką aš čia lipau, kad nusileist tiek laiko į tą kalnuką. Ne, reikia lipti čia, va jau šviečia, matosi debesis, gal jau ten kažkas rimčiau bus, nes aš jau pavargau kovoti čia su tais brūzgynais ir kopimais. Ir jau apskritai nenoriu daugiau lipti. Užlipau ant kalno keteros. Čia va tie lipau, nežinau, 20 minučių, 40 metrų. O gal dar mažiau. Ten toli karvės buvo. Va. Bet jos pamato, kad aš einu ir jos bėga. Iš toli pamatė, kad einu ir bėga. Pagal logiką, man reikia eiti dabar tą keterą iki viršaus. Opa, matau radarą. Opa, matau radaro viršų, nejaugi aš jau atėjau. O. Kaip būtų gerai, nes aš jau pavargau. Aš nenoriu meluoti. Aš pavargau. Einu ir ilsėtis prie radaro. Nu, radaras tai stotis, ten kitaip vadinasi, bet vadina radarų, nes pastatytas radaras, bet jis turi dar kitą ten tą vietą pavadinimą. Nesvarbu, bet vėl brūzgynai, bet gal apeisiu aplink šoną. Čia panorama matosi, ten panorama. Einu, buvo beveik 1,5 valandos. O grino ėjimo gal valandą. 5 kilai. Dar jeigu ne tie pasiklydimai, gal būtų greičiau. Bet svarbu matosi jau radarai. Nu va, panorama. Tiek. Gerai, kad radarą matau, bet iki to radaro dar teks pasikankinti. Nes čia vėl kalnas statumo.
Dar nesidžiauk su savim. Dar nesidžiauk. Ropščiausi, vlet. Jau namai matosi. Čia kažkokia tvora. Čia specialiai, ar čia permesta, kad sunku eit būtų, ar čia šiaip, ar ne, bet čia aplinkui reikia eiti, tai reikia ieškoti, kur ta tvora užsidaro. Arba lipt per tą tvorą. Antieną tai jaučiu ten yra. Gal ten eiti. Bet ten jau labai statumai prasideda. Visio, jungiu, žiūriu, kaip toliau daryti. Perlipau tvorą, man jau viskas nusispjautos tvoros jūsų. Žiūriu, kaip čia išėti šito balvonino. Pritverta. Žiūriu, kaip išeiti šito balvonino, išeinu ir tą aikštelę reikia pailsėti, nežinau, daugiau nenoriu eiti aš. Nebent atsigausiu labai stipriai. Bet čia kažkokios nesąmonės. Vėl dar pasiklysti viršūnę einant. Ne, dėkui. Ten ta tvora. Šventė. Išėjau ant kelio. Šiokio tokio. Bet ten matau. Važinėja motoroleriai. Dar, blėt, vieną tvorą. Eik tu nahui, blėt. Lipsiu per tą tvorą. Ką man daryti? Aš jau neieškosiu čia. Bet čia tvora tai nejuokinga. Blėt. O čia gal galima. Eit ir kur. O. Čia tvora pasibaigė. Kas tas mimosa? Park. Lot. Toileten. Va. Radaras. O kur apžvalga? Kas čia? Lygtais keliukas reikia pabandyti nueiti, kur jisai veda tas keliukas. Kas čia? Nieko. Kur tai aikštelė? Einam į aikštelę čia. Nu ką, jau esu prie apžvalgos aikštelės. Kelionė truko valandą kažkur kem 5 bendro laiko, tai ėjimo gal valandą. Nu, netruko, dar reikia iki ten daeit. Noriu pailsėti. Biškį pavėsi pailsėti ir tada reikia dar sugebėti iki ten daeit. Nu, čia matosi panorama. Tai va. Langbaing. Nu ką. Tikslas pasiektas, ar lipsiu aš į viršų. Aš nežinau. Turbūt, kad ne, nes man jau užtenka. Man jau šito džiaugsmo užtenka. Ryšim su to, kad jau mane užkniso lipt, eit. Tai ja, pačia vat pats leisiuosi. Tik tais kaip čia, lemba labai toli pedalai. Kaip čia tą передачу perėjau, dabar reikia išsiaiškinti. Jungiam žvakės, apšvietimą ir kondiškę. Posūkį reikia rodyti. Ir kūro dar yra. Žodžiu, iki visiems aš važiuoju toliau.
Realiai juokėsi iš manęs, kad mašinos nemoku užvest. Žodžiu, einu aš jau atgal. Čia yra automobilių kelias, kurio norėjau eiti, o čia vėl tas treilas yra. Tai treilo eiti daug trumpiau. Nežinau, ką daryti. O čia entrance to peak. Nu čia tada. Jeigu čia mastelis toksai tikras, tai nežinau, čia dar tiek eit, kiek aš čia išvisėjau. Nežinau, ką daryti, pamastysiu. Čia už 4 eurus gali užvažiuoti. Žodžiu, esmė tokia, ateini į šitą parką, susimoki ten tos pinigėlius eurą šiam, bet yra viena pastaba iš protingo žmogaus. Kelias yra nuostabios kokybės kelias visur. Kodėl jie neleidžia užvažiuoti žmonėms iki čia? Iki radaro stotelės apžvalgos. Tam, kad žmonės pirktų paslaugą ir surinktų pinigų. Tai gal tada tu imk daugiau pinigų ir leidž žmonėm patiems užvažiuoti, ar su motoroleriu, ar su mašinėlė. A ne? A ne. Žygis namo tęsiasi. Galėčiau kirsti, nes ten kelias matosi, bet bijau, kad aš čia daugiau laiko nusileidinėsiu, negu eidamas į tą kilpą. Kelias yra nuostabus. Čia irgi gražu. Yra kaip yra, ką padarysi. Nu ką, kelionė baigta. 4 valandos džiaugsmo. Va taip. Į pačią viršūnę nelipau. Ir labai užteko ir šito lipimo be viršūnės. O po žvėriško žygio reikia žvėriškai pasistiprinti. Tai yra anties krūtinėlės pica su marinuotais agurkais ir mozzarella sūriu. Ačiū, kad žiūrėjot. Bye bye.